supykstu ant tavęs ir tyliu. Viskas tai yra manipuliacija. 70% beveik žmonių jaučiasi vieniši. Tas jausmas jis gali niekur ir nedingti. Aštriai gal skambės tas pavadinimas, bet psichopatinis kūno tipas. Gali būti santykėje tiek metų, bet net nesuprasti, kokiam santykėje tu esi. Čia yra labai blogai. Mes perleidžiam vaiką per save į pasaulį, jis ateina gyventi savo gyvenimą, jis neteina mūsų užpildyti. Ar galime pavargti nuo santykių? Mes žmonės, mes turim pavargti. Bet iš tikrųjų tuštumos priežastis yra... Labas, Asta. Labas, Artur. Šiandien mes su tavim paliesime 3 labai svarbias temas. Tai yra tuštumos jausmas, manipuliacijos ir nepasitikėjimo jausmas. Manau, kad šitie 3 dalykai kone lydi kiekvieną žmogų. Aš nežinau, ar yra žmonių, kuriuos bent vienas iš šitų jausmų nelydi. Greičiausiai, kad ne. Greičiausiai tu esi teisus. Tai mes su šia laida šaunam tiesiai 100% visos populiacijos. Absoliučiai. Gerai, tai pradėkime nuo tos tuštumos jausmo ar būsenos. Tai kai mes kalbame, jaučiame tuštumą, ką mes turime omeny? Koks tai yra pojūtis? Kas tai yra? Dauguma žmonių mes apibūdinam tą tuštumą tokią, kažko man trūksta viduje ir kažko man trūksta širdyje. Iš tikrųjų labai giliai širdyje. Bet neturim atsakymo ko. Bet neturim atsakymo ko. Ir nesuprantam kodėl. Ir tas jausmas kaip ir atrodo, sakyčiau, visai iracionalus, ar ne, kasdienybėje, nes atrodo, nu gerai, ten turiu gerą darbą, ten turiu šeimą, ar ne, apsistatau viskuo, kas yra, ten galiu išvažiuoti, pakeliauti, turiu automobilį, ten namas, viskas kaip priklauso, bet viduje yra vis tiek likęs tas tuštumos gilus jausmas, kad aš, ką bedaryčiau iš šono, to nesusidėsiu į vidų ir nesijaučiu užsipildęs ir nesijaučiu išpildytas. Ok, iš to, ką tu sakai, tai man kyla 2 tokie variantai. Arba tai galėtų būti liūdesys, arba tai galėtų būti savo emocijų nejautimas. Kuriam tu labiau pritartum? Ar aš iš viso dabar čia pro šalį kažkaip pataikiau? Ne, tu labai teisingai, tiesiai 10. Galima sakyti ir tas į tai eina. Aha. Bet iš tikrųjų tuštumos priežastis yra ta labai tokia skaudi mums visiems išgirsti, kad mūsų neišmylėjo mamos. Mūsų visų neišmylėjo mamos. O ką reiškia neišmylėjo? Čia, pavyzdžiui, aš irgi kartais jaučiuosi, žinai, atrodo viskas gerai, bet būna toks sėdi liūdna viduje ir nesupranti dėl ko. Ir toks, atrodo, viskas yra santykiai puikus, viskas puikiai veikia, žinai, žmonės atsiliepia gerai, bet kažkaip atrodo, kažko dar trūksta, žinai. Ir tu sakai, mama neišmylėjo, bet aš jaučiu, kad buvo tos meilės, tai kur jos galėjo trūkti? Kaip įvardėjai tą jausmą, liūdesys, jis labai teisingas. Nes liūdesys yra giluminis, ar ne? Jeigu mums nėra priežasčių, tarsi dabar, ar ne, nieko nevyksta, dėl ko aš turėčiau liūdėti. Kaip sakai, viskas gerai, ar ne? Čia fainai yra. Bet tas liūdesys yra jisai gerokai labiau giliau mūsų esmėje kūne gyvenantis. Ir likęs iš mūsų ankstyvų kūdikystės netgi patirčių. Mes neturim jo kažkur ieškoti, aplinkui vakar, šiandien, ar ne, rytoj, kur esam linkę. Mes turim ieškoti jo labai anksti kūdikystė. Ko mamos dažniausiai nedaro, galima sakyti, labiau nedaro, negu jos daro. Iš ko lieka pas mus tas giluminis liūdesys ir tuštumas. Tai mes apskritai kaip tauta esam labai paveikti to tokio sovietinio ar ne mentaliteto. Ten tuo metu mūsų ir tėvai, ir seneliai labai vargo ir per kartas ėjo tas toks negalėjimas skirti pakankamai to tokio įsijungimo į vaiką. Įsijungimas yra, tai mes turim fizinę mamą, jinai yra ten, dažnai žmonės ir pasakoja, kad, tai mama su manim ten 3 metus buvo, ar ne, kas yra ir mano atveju, ar ne, neleido į darželį, aš visada aplink mamą, ar ne, tos mamos pilna, o tuštuma yra viduje, nes mama, kuri nėra išsisprendusi savo ryšio su savo mama, savo vidinės tuštumos, jinai yra labiau ta funkcionuojanti mama. Tu man primeni tokią situaciją, kai, žinai, vaikas mama, o mama net negirdi jau. Ne. Žinai, pro ausis eina tas garsas, žinai, jinai tik daro, bet ką ten vaikas, jam netjaučia to vaiko visiškai, ką jis ten jaučiasi, ar ką jis nori pasakyti, arba net ką pasakoja, jinai negirdi tiesiog. Jinai negirdi, jo, jinai savyje, jinai susitelkusi save, nes kai mes turim traumas, mes turim tą vadinamą atsijungimą nuo savęs, tą disconnectioną, ar ne, from true self, ar ne, ir tada mes esam
kažkur ten savo viduje, tose senose situacijose, praeity, kažkas vyksta, žmogus jisai negali pakankamai reaguoti į aplinką, ar ne, ir ypač į vaiką, kuris turi labai labai daug poreikių. Mama kažkur ten yra savo viduje, ar ten išskridusi, ar ne, su kažkokiam savo irgi strategijom, kad jinai nejaustų skausmo, ar ne. O jeigu mes grįžtume į suaugusio gyvenimą ir pabandytume suprasti, kokie yra tuštumos jausmo ženklai. Nes kažkam tai gali atrodyti, kad čia kažkokia depresija, kažkam tai gali atrodyti tiesiog, kad liūdna, bet tas tuštumos jausmas neišspręstas, kokie yra simptomai, ženklai, kad tai yra būtent jau galbūt kažkokia tai, kažkoks dalykas, kurį reiktų kažkaip spręsti. Žinai, dabar gal tu ir man pabandom šiek tiek terapijos seansą padaryti. Taip, Aš jaučiuosi taip, žinai, kartais. Ir pavyzdžiui, turiu problemą vieną, jog kai lieku vienas, aš anksčiau labai mokėdavau būti vienas. Man nereikėdavo nieko. Dabar, kaip ir viduj suprantu, bet ateina, tarkim, nežinau, vakare draugė išeina kažkur tai su savo draugiam, aš turiu ką veikti, bet man tas jausmas, kad aš vienas likau, kad ir galiu pažiūrėti filmą, kurio norėjau jau, nežinau, ten mėnesį laiko skirti jam laiko pažiūrėti. Taip. Bet aš jaučiuosi toks kaip ir paliktas, kad kodėl aš neleidžiu laiko su draugais ar su kažkuo. Ir tada aš pradedu, žinai, ieškoti, kuo užsiimti, tada pradedu sėdėti telefone, dar kažką, tą filmą žiūriu. Tas mane filmas nekabina, nes mintis yra apie tai, kad kodėl aš nesu draugai, žinai. Nors iš tikrųjų vis tiek čia yra apie mane, kodėl aš negaliu ramiai pabūti vienas. Kaip tu galvoji, iš kur tas jausmas atsirado? Ką man su juo daryti? Kaip elgti šitoje situacijoje? Tai tu labai tiksliai vardijai tą savijautą. Tai yra toks vis dar tavo kūdikio dalies paieška į simbiozę su mama, į susiliejimą su mama, su kažkokiu objektu. Ir kai mes esam kūdikiai, mama yra tas objektas, nes mes atkeliaujam pas mamą ir tėtį į pasaulį, ar ne, pasaulis čia mūsų sveikina, bet mama atstoja tą egzistencinę tiekmę 100% pirmus ten 4 mėnesius, nekalbu apie pirmus metus ir ten toliau tą svarbą, ar ne, tų visų pirmųjų vystymosi metų, ar ne, bet mama yra ta egzistencijos tokia tiekmė, kuri, aš atėjau pasaulį ir dabar jinai man viską turi duoti, nes jinai duoda maistą, jinai duoda šilumą, jinai duoda apkabinimą, iš jos teka visa tai, ko aš tikiuosi iš visatos. Ir kai užaugsiu, tikėsiuosi, kad aš gausiu dalykus, kad man pavyks gauti dalykus, kad mano poreikiai bus atliepti, ar ne. Ir kai suauga, mes tiesiog mūsų pasąmonė perkelia tai ieškodama susirišimo su kitu objektu. Kito žmogaus, ne? Kito žmogaus. Kuris tą patį duotų. Nebūtinai kitas žmogus dar yra labai gerai, ką mes dažniausiai darom, ar ne, įsikimbam į kitą, ir kaip sakai, jeigu tas objektas pajuda erdvėj, jau kažkas taip, nežinau, ar ne, čia kažkaip galėtų ir grįžti. Ar kada jauties, lyg būtum tas perdegęs vienaragis, kuris bando įveikti viso pasaulio stresą? Yra toks dalykas Vita Biotics Ultra Ashwagandha maisto papildas. Viena tabletė, o jausmas lyg išgėrė visos ashwagandos plantacijos galę. Net 6000 mg šaknų galios ir tie vitanolidai, jie kaip superherojai tavo kūnui. O vitaminas B6 grinai, kaip tavo asmeninis treneris, kuris padeda nepavirsti į zombį nuo streso. Tai va, jei jauti, kad baterijos išsunktos, pabandyk. Aš bandžiau ir galvoju, kad čia yra mano nauja supergalia. Gal ir tavo. O mes grįžtam atgal į pokalbį. Tai ką tokiu atveju, mano atveju, kai tu sakai, aš vis tiek bandau rasti ryšį tą, bet aš labai esu prieš tą savinimąsi žmogaus. Taip. Ir aš jokių būdų negaliu drausti ir negaliu reikalauti ten kažkada grįžti ar panašiai, žinai. Čia yra žmogaus pasirinkimas. Mes esam atskiri individai, jos yra reikalas, su kuo jinai kada eina. Ir aš turiu pats su savim dylinti ir aš suprantu tai. Tik tai man įdomu, ar šitoj vietoje aš turiu kažkokią tai išeitį, kaip aš tą galiu greičiau tvarkytis, kad tas jausmas iš manęs po truputį išeitų, ar tiesiog man kažkur tai reikia nukreipti, kur aš dar nesupratau, kur. Kaip tą man tvarkyti, nes, mane tai erzina kaip žmogus, supranti, tas jausmas, nes aš dar anksčiau aš galėdavau ramiai įsijungti filmą, žiūrėti ir man vienodai, ką kiti kur, aš žiūriu filmą, aš kaifuoju, dabar aš
noriu žiūrėti filmą, bet aš nekaifuoju ir mane tai erzina. Kodėl aš nekaifuoju? Kodėl aš pradedu savo varyti mintis, kad aš turiu su kažkuo kažkur būti, nes kažkas kitas nuėjo kažkur, tai žinai. Taip, man klausimas kyla, kada tai paaštrėjo, kada tai suintensyvėjo, nes kaip tu sakai, aš kažkada galėjau ten būti su savimi labiau įsijungti į kažkokią veiklą ir man ten gerai, aš ten atsipalaiduoju ir ten tas objektas pajudėjo ir koks skirtumas, ar ne, man gerai su savim. Kada tai paaštrėjo? Man atrodo, gal po skyrybų paaštrėjo. Taip. Skaudžios skyrybos buvo, gal tai mane labai sujudino. Taip, labai teisingas atsakymas, nes kai mes, kas greičiausiai ir pas tave yra ta dalis tuštumos, kaip tu įvardėjai, ar ne, ta ankstyvoji kūdikystės trauma iš santykio su mama. Tai mes vadinam iš tikrųjų, tai paprastai terminologiškai paliktumo trauma arba atstumimo trauma. Tai kūdikis, jisai apart to, kad mama yra fiziškai, jisai jaučiasi atstumtas, jis jaučiasi paliktas. Ir kai tai gyvenime pasikartoja kaip situacija, nesvarbu, kad, nei mes kūdikystėje buvom palikti, nei čia dabar, kaip sakant, kaip ir esu su savim, galiu būti su savim, stoviu ant kojų, čia, kaip sakant, ne karas, ar ne namus išnešė, ar ne. Bet kada pasikartoja, mūsų viduje įvyksta ta retraumatizacija vadinama. Ir paliečiama yra sutrigerinama ta žaizda pagrindinė, kuri pagal mūsų kūno tipą mes labiau pagal išvaizdą galim suprasti, kuri yra ta esminė tokia mūsų žaizda. Ir jeigu mes turim atsikartojimą to žaizdos, tada pradeda kilti tie jausmai susiję su tuo, su ta patirtimi skaudžia. Ir iš vienos pusės tai yra ir dovana turėti žvilgsnį į tai. Tai reiktų vertinti? Reiktų vertinti. Bet gerai, o kiek laiko turi praeiti? Gerai, trauma, tarkim, jinai buvo įvyko, bet kažkiek tai laiko praeis ir turi kažkada praeiti, ar dabar aš su tuo ir gyvensiu, kad jinai pasikartojo, tas įvyko atstumimas, ane, ir dabar aš jau esu kitose santykiuose, jau viskas gerai, aš suvokiu, kad viskas gerai, bet ta trauma, kiek jinai laiko manyje kels tą kažkokį taip neigiamą jausmą. Man jis yra neigiamas, ane, tai čia kiek yra tęstinis dalykas. Oi, gali būti ir visas gyvenimas. Kaip tą tvarkyti tada, jeigu visą gyvenimą? Aš nenoriu taip jaustis visą gyvenimą. Taip, aš suprantu. Taip, mes nei vienas nenorim taip jaustis. Reikia atliepti savo vidų, megzti draugystę su savimi. Nes mes vadinasi, nesijaučiam pakankamai pilni, kupini su savimi. Mes neturim draugystės, mes vis dar viduje iš tos kūdikio pozicijos vis dar ieškom. Ir kol buvo, ar ne, dažnai žmonės ir eina, pavyzdžiui, per santykius, ar ne, gyvenime suaugusio, jie išeina, pavyzdžiui, iš tėvų namų, ar ne, su ta jau atstumimo baime iš tikrųjų, eina per santykius, gerai sekasi ir įvyksta tokios retraumatizacijos, ar ne, skyrybos, ten netektis, mirtis, tai natūrali gyvenimo tėkmė, ar ne, kad dalykai atsitinka. Bet paliečiama yra mūsų ta dalis ir tada mums reikia atliepti tai daliai, nes tas jausmas jis gali niekur ir nedingti. Net jeigu, ar ne, mes turim paskui stabilų kažkokį ryšį, ar ne, tam ryšį tada gali po tos retraumatizacijos atsikartoti, tas kažkoks pasirodyti, ar ne, žaizdų jausmas, kad o gal aš čia pavydžiu, kada jinai čia grįš, ar ne, kas dažnai vyrams būna, ar ne, kur sako, taigi iki tol niekada pavydus nebuvau, ar ne, ar ten, sakykime, taip nekontroliavau to laiko, ar ne, taip nenorėjau, tai kur tu čia ir neišeini. Bet ne veltui tai vyksta kažkurio gyvenimo metu pas žmogų ir dažnai žmogus po tokių susijudinimų, kai ir vyksta ta retraumatizacija, jis ir ateina į terapiją. Sako, kažkas atsitiko, sako, aš nebesu savim. Man viena mintis, kur aš noriu dar šiek tiek galbūt į praktinį tokį dalyką nueiti. Jeigu žmogus tokią tuštumą jaučia, galbūt apie tai, ką aš papasakau iš savo vidaus, galbūt bus daugiau žmonių, kurie tą patyrė arba patiria. Ir tu sakai, užpildyti save, ane? Tai reiškia, kad ryšį kurti su savimi. Tai aš įsivaizduoju, kad tiesiog būti laimingu pačiu su savimi. Aš, pavyzdžiui, su tėčiu bendrauju ir jis sako, oi, aš tai galiu visą dieną vienas būti. Sako, man gerai. Taip. Jis kaifuoja. Taip. Sako, aš įsijungiu savo ir kaifuoja. Sako, visi važiuokit, aš galiu vienas būti. Ir aš, žinai, klausau ir galvoju, aš tau pavydžiu. Bet kad nuo tos būsenos, kur aš esu, ir dar daugelis žmonių, pereiti prie mano tėčio būsenos. Kokie praktiniai veiksmai padėtų, ką aš turėčiau daryti? Tarkim, šiandien pradėti kažkokius veiksmus daryti, kad pradėti užpildyti save, kad būt laimingas žiūrėdamas tą filmą ar skaitydamas tą knygą, likęs vienas
ir ramiai miegoti, nesijaudinamas, kada ten draugė grįž, ar pažadins mane naktį, ar aš išsimiegosiu ir džiaugtis tuo vakaru, būdamas vienas. Kokius man žingsnius aiškius tu nubrėžtum, kaip aš turėčiau elgtis, kad eiti gydymo procese. Labai labai geras, toks gal ir net kurioziškas, juokingas dalykas, ką aš patiriu klientams, nusipirkti žaisliuką. Žaisliuką? Žaisliuką. Lego? Ne, žaisliuką, minkštą pliušinį žaisliuką. Okay. Ir į tą žaisliuką mes sudedam, tarsi vizualizuojam, fiziškai tarsi perkeliam savo vidinį vaiką. Ir tais momentais, kai jaučiamės, kad kažko trūksta, jaučiamės tušti, ar ne? Kažkas, ne taip, neramu, nesaugu atrodo, ar ne? Saugumo trūksta. Saugumo trūksta ne mums kaip suaugusiesiems, ar ne? Ne tam suaugusiems trūksta mažam vaikui, tavo berniukui viduje. Tai mes gam tą draugystę realiai dovanodami jam ryšį, užmegzdami ryšį su juo viduje. Nes jam to reikia. Ačiū tau už tavo laiką. Jeigu tau patinka tai, ką girdi, prisijung prie mūsų bendruomenės ir paspausk mygtuką prenumeruoti. Bei pasidalink komentaruose, jeigu atradai kažką apie save šioje temoje. O mes tuo tarpu grįžtam atgal į pokalbį. Dabar, žinai, dar mes kalbėjom apie tą tuštumą ir man įdomu, ar su vienatve tą galima sieti, nes vienišų žmonių pasaulyje vis daugėja ir daugėja. Mes turėjome laidą irgi apie vienišumą ir statistika ten, negailestinga, 70% beveik žmonių jaučiasi vieniši, arba yra vieniši, neturi net partnerių, ilgalaikių partnerių, ten galbūt trumpalaikių nuotykių, žinai, ten vienos nakties nuotykių, sekso, ten taip toliau yra, bet to ryšio su žmogum, apie tai, ką ir mes kalbamės, kad sekso gal ir yra pas jaunimą, ne, jie ten klubuose visur, bet po to jie jaučiasi tušti. Vis tiek, taip. Vieniši. Ar tai yra sąsaja tarp šitų dviejų dalykų? Absoliučiai. Absoliučiai, nes jeigu mes vaikystėje nepatyrėm pakankamai gilaus ryšio, mes pirmiausia suaugę į žmonės, ar ne, tokio amžiaus mes ir bijosim to ryšio iš vienos pusės, ir prisilaikysim nuo jo, ir nepasitikėsim, čia gimsta nepasitikėjimas, ar ne. Ir tai, ko mums labiausiai reikia širdį, to gilaus ryšio, mes dažniausiai patys prieš jį sabotuojam. Lyg ir kitas norėtų duoti, bet mes tik pajaučiam iš karto. Ir yra tas toks gali vengimas įsijungt, aš labai to noriu, ar ne, ir pala, kai tai ateina, jau artėja prie gylio, aš tada palauk, tai čia viskas per greitai, ar ne, biškį truputį atsitrauk, ar ne. Ir taip žmonių vienišumas, kaip sakau, maras šių laikų yra absoliučiai, nes mes turim tą trūkumą ryšių nuo ankstyvos kūdikystės ir tai tęsiasi. Nes mes dažnai jaučiamės vieniši savo šeimose, kur augam, nors mes galim būti apsupti 10 žmonių. Vienišumas... Bet jeigu visi gyvena 10 žmonių, bet visi savo gyvenimus gyvena ir tave nekreipia dėmesio. Absoliučiai. Vienas išskridęs, vienas ten išgerinėja, vienas visi, jeigu žmonės yra išlikimo režime, taip galima sakyti, tie žmonės yra išlikimo režime, tie, kurie turi trauminius patyrimus. Aš, žinai, kartais girdžiu tokių istorijų, kai būna, pavyzdžiui, brolis, sesės, dvi sesės, jaunesnis, vyresnis, tai visą laiką būna kažkuris, kuriam viskas atitenka po kito. Arba ten vienam yra, o kitam kas liko. Žinai, toks, tai kaip tas, kuriam, žinai, būna ir kaip tokie vaikai, kuriam kas lieka. Kur, žinai, tipo maždaug, gimė antras, tau ir šita lova bus gerai. Tu ir šitam kampe pasimokysi. Arba ten, žinai, į pirmą kreipia dėmesį, nes pirmasis vaikas, o į antras, jau savame auga, žinai. Ir tada, kaip tas antras vaikas, arba nebūtinai antras, galbūt ir į pirmą, taip aš neįsivaizduoju, aš brolių sesių neturiu, tai aš tiesiog iš to, ką girdžiu ir žinau, kaip šitas vaikas užaugęs elgsis. Jisai bus iš tų, kuris taip neprisileis santykių, dėl to, kad jisai jausis, kad kažkas ne taip, nes jam visą laiką buvo taip, žinai, kaip antram. Taip, kas lieka, jo. Greičiausiai jis jausis tuščias ir turės labai daug gėdos, bet priklausomai dar nuo to, kokią rolę tėvai uždės. Nes tėvai iš tikrųjų per pasąmonę ir nelabai labai subtiliai kiekvienam vaikui uždeda rolę. Vienas vaikas gali būti tas auksinis vaikas, golden child vadinamas. Vienas gali būti tas atpirkimo ožys, pavyzdžiui, vadinamas, ar ne? Nes kaip tu sakai, jeigu jau
Antram pagailim, vadinasi, nėra to suvokimo, nėra sąmoningumo tėvų viduje, ar ne, kad pala, kažkaip taip turi būti vienodai, ar ne, nu kažkaip aš turiu atliepti ir tam kitam, negaliu vienam duoti visko, kitam, nu tai čia tau kas liko, ar ne, sumesim viską. Bet tėvai, iš tikrųjų, čia net būtų labai atskira plati tema, tėvai, mes kiekvienas turim rolės šeimoje, tėvų priskirtas. Ir pagal tas rolės priklausomai gyvenime nuo to, kaip mes paskui jausimės. Tai čia tėvai uždeda tokį kaip anspaudą jau visam gyvenimui. Jo, vat kaip aš ją vadinu iš tikrųjų tokį užrašą ant kaktos, kurio niekas nemato, bet aš turiu. Ir pagal tai paskui kartojasi ir situacijos gyvenime, nes pavyzdžiui, jeigu aš esu koks nors atpirkimo ožys, kur ten vat gali pirmą vaiką labai mylėti, ten išaukština, antrą vaiką, ant antro vaiko gali, pavyzdžiui, tėvai sumesti visą savo vadinamą pasąmoninį skausmą. Viskas, kas pasąmonėje neatliepta, kas nepamatyta. Jie sumeta pyktį, sumeta nepasitenkinimą gyvenimo, sumeta viską, kad jie tiesiog neturi gyvenime to, ko jiems reikia ir tą vaiką nuolat visi, žinai, va taip va pušina, žinai, ant jo viską meta. Ir tas vaikas pakankamai ne tiek, kad negauna ryšio, jis negauna absoliučiai to, ko jam reikia, ar ne, šeimoje. Tai tokių aš manau, kad labai daug. Labai daug, labai. Tas Bet, labai žinai, man iš karto tada įdomu, jeigu jau taip perbėgant labai toli į priekį. Įsivaizduojam, dabar mus klauso ir atpažįsta save tokie žmonės, kur sako, tai čia apie mane. Tai va, kodėl aš jaučiuosi toks tuščias, atrodo viskas gerai, bet aš kažkaip vis liūdna viduj. Kaip tokiam žmogui susitvarkyti? Ta prasme, jisai nepasirinko to. Jisai pats nekaltas, kad taip nutiko. Čia vat atėjo iš vaikystės, gal gyvenimas tai formavo, žinai. Jam dabar 30, 40. Ir jisai vat girdi ir sako, tai gerai, aš noriu tai pakeisti, pagaliau pakeisti. Kaip iš to išeiti, nes visą gyvenimą turbūt nesinorėtų jam taip gyventi, žinai. Kažkoksgi sprendimas gal ir yra. Pirmiausia, iš tikrųjų geriausias patarimas, stipriausias yra ieškoti ryšių, kad ir kaip paviršutiniškai tai skambėtų. Su bet kokiais žmonėm? Ne su bet kokiais, su žmonėmis, su kuriais jis galėtų rasti ryšį. Iš tikrųjų, megzti ryšius. Ką turiu omeny ryšį, nes dabar šiais laikais labai sunku, žinai, tas ryšys kartais vertinamas kaip socialinių tinklų ryšys žinutėm susirašinėti, ir to pakanka. Ne, kad jis jaustųsi išgirstas, pamatytas, validuotas. Va tai, ko reikia mūsų esmėje visada. Neteisiamas, kad jis galėtų būti tikras, išsipasakot kažkam ir neveltui žmonės dažnai dėl to į terapiją ateina, vien dėl to, kad prieš juos sėdi žmogus, kuris neteisia, kuris juos girdi, priima, kokie jie yra, jie gali išlieti savo skausmą, papasakoti, ką jaučiu, kas vyko mano vaikystėje ir žmogus per tai yra duodama jam tai, ko jam labiausiai reikia, ko kiekvienam mūsų reikia kaip individui, pamatymo iš kito žmogaus. Gyvenimas pilnas pagundų, o ypač saldumynams, net laidos metu. Nenorėdamas vartoti daug cukraus, visada renkuosi alternatyvą – proteino batonėlius. Taip aš ne tik mėgauju saldumu ir desertu, bet gaunu reikiamų baltymų net 20 gramų iš vieno batonėlio. Beje, jie tinkami po ir prieš treniruotę, kelionėse, kaip saldus skanėstas po vakarienės. Juk kartais vakare taip norisi kažko saldaus. O skonių, tai matot patys, išsirinks kiekvienas. Gerai, pasistiprinu, padedu į šoną ir grįžtam atgal į pokalbį. Ar mes galim dar tuštumos jausmą šiek tiek paliesti per santykių prizmę? Taip. Aš esu išsirašęs Karlo Jungo tokią citatą. Tu gali būti mylimas, bet vis tiek jaustis tuščias viduje. Kodėl tas tuštumos jausmas, jisai ateina santykiuose, staiga? Žinai, atrodo pradžioj viskas gražu, faina, ten, nežinau, atrodo viskas super, pilnas, taip toliau, praeina kažkiek laiko ir tu toks santykiai jautiesi tuščias. Ir tada žmonės padaro visokių kvailų sprendimų, kažkas skiriasi, kažkas pykstasi, kažkas tai išduoda, dar kažką ieško, kuo tai užpildyti, turbūt eidami per kitų lovas ir taip toliau. Kodėl tas jausmas staiga aplanko? Kas čia nutinka? Dėl to, kad ateidami į santykį, mes ateinam su tokia iliuzija, ar ne, suprojektuodami į tą žmogų, atvėlį tą objektą, į tą moterį, į tą vyrą, ką jis man duos, ką jis man duos. Ar ne, tas toks iliuzinis matymas. Iliuzinis matymas ateina iš to, kad mes idealizuojam savo tėvus vaikystėje. Mums atrodo,
nu, aš čia dar truputį pasistengsiu, ką ir santykiuose darom, būsiu labai fainas čia, ar ne, visus atributus turėsiu, ar ne. Ir tada, va, man jau duos, ko man reikia. Ar ne, tai iliuzinė prasme mes žiūrim ir į tėvus, paskui žiūrim ir į partnerį. Ir ne veltui, paskui greičiausiai ta iliuzija išsisklaido. Ateina toks, čia nėra to, ko man reikia. Pala. Neužpildė man. Neužpildė, aš taip tikėjausi ir manęs neužpildė, o taigi ir ne, ir atrodo ir visi faktoriai yra, bet aš neužsipildęs dėl to, kad mes po truputėlį išeinam iš tos iliuzijos ir suprantam ir iš tikrųjų, ko žmogus, jis neprabunda iš tos iliuzijos, kad jis nuolat projektuos į kitą savo tuštumą ir tas kitas žmogus, jis niekada negali žinoti tiksliai, ko tau reikia. Tai yra neįmanoma, kad jis išpildytų. Tai reiškia, tai nėra santykio problema. Tai yra žmogaus problema, kad jisai išsikėlė savo tokį lūkestį. Ir taip sakyčiau, nes pirma yra viskas prasideda nuo mūsų, mes ateiname tą santykį su kitu žmogumi, kitas žmogus irgi turi savo lūkesčius, mes turim savo lūkesčius, ar ne tas projekcijas vadinamas, kur mes perkeliam jau iš pasąmonės, iš tikrųjų nesąmoningai. Ką mes gausim čia iš to žmogaus, ar ne, kodėl mums jisai tiko, bet tas kitas nedomina, ar ne. Ir paskui žiūrim abudu, kad geriau būtų, reikėjo rinktis tą, kur nedomina. Jo, kad sakant, nei vienam, nei kitam, ar ne, čia niekas, žinai, nepaėjo ir taip iš tikrųjų neišsipildė ir todėl, kad turim visgi atsisukti save, kad susidėti savo tą atsakomybę, kad aš į tą žmogų sudėjau visas viltis ir jis negali kaip žmogus to padaryti ir tai yra visiškai normalu. Tas kitas žmogus irgi turi padaryti tą patį. Ir mes tada turim kalbėtis, vėl atsisukdami į save ir stengdamisi suprasti savo vidų, ko man reikia. Tik tada aš galiu prašyti kito. Žiūrėk, man gal reikia vieno, ar ne, jeigu aš ten savo negaliu atliepti, pasistengti padėti, ar negali kitas. Man gal reikia kito. Ir mes taip, kadangi mes vis tiek susitinkam žaizdų lygmenį visada. Kažkiek tai kažkokių tai žaizdų turime visi. Absoliučiai. Nemanau, kad ypač suaugę žmonės ateitų į santykius visi visiškai sveiki, psichologiškai, nepažeisti. Nu, nebent niekada nedraugavo, nepatyrė jokių skyrybų, jokių draugysčių, tada taip, galbūt. Bet kiek tokių yra. O žinai, dar man įdomu, kaip su tuo jausmu, kaip, pavyzdžiui, žmonės, aš kažkaip tai, aš nežinau, ar aš čia skaičiau kažkur, tai ar aš girdėjau. Na, aš tikrai žinau, kad vyrai būna, sako, aš pats vaikų neturėjau, tai negaliu iš savo patirties sakyti, tai neįsivaizduoju, bet bent jau girdžiu, kad vyrai dažnai pajaučia tuštumos jausmą, kai gimsta vaikas. O šiaip santykiuose ir labai didelis skyrybų procentas auga santokų, ne tik tai partnerių, kurie nesusituokia, bet skyrybų. Jau dabar 5%, kas buvo prieš kelis metus 45%, geometrinė progresija auga. Kad tas tuštumos jausmas ateina po santokos. Atrodo, iki santokos buvo viskas gerai ir žmonės pradraugiavo labai daug metų, būna ne metus, ne 2, ir 10, viskas fainai. Santoka ir tuščia. Ir tada su to vaiko atsiradimu. Kas čia per tokie 2 etapai, kai tas tuštumos jausmas aplanko? O gal aš klystu? Labai teisingai sakai, vienas momentas yra tas toks, ištinka gyvenimas, subliūkšta iliuzija, nes žmonės dažnai ar ne ir sudeda tą lūkestį ir, oi kaip fainai vestuvės, čia vaikai, čia ar ne, čia moteris dažnai irgi įsivaizduoja, ne tik vyrai, ne čia stumdysiu vežimėlį, kaip čia bus fainai, apskritai tos vedybos yra kažkas tokio, ar ne, tokia pompastika. Bet paskui žiūrim, kad tai vėlgi tai yra iš šono kompensacija, tai net neša giluminės laimės. Ir žmogus, kuo jisai daugiau iš iliuzijos pildo tų momentų, tuo jis labiau nusivilia. Aha, gerai vedybos, gerai pradžiai čia, fainai, dar po šventę šviežia, paskui, ką metai praėjo. Tik viskas kaip buvo anksčiau. Viskas kaip buvo, kaip sakant, ten taip ir neužsipildžiau nieko. Gimsta vaikas vėl tai yra, tai čia taip absoliučiai didžiulis iššūkis yra porai. Ar ne, vėl labai žmonės dažnai sudeda lūkestį tai, kad ateis vaikas ir jis duos man to, ko reikia, užpildys mano tuštumą. O vaikas iš tikrųjų ateina kaip individas. Mes turim suprasti, kad mes perleidžiam vaiką per save į pasaulį, jis ateina gyventi savo gyvenimą, jis neteina mūsų užpildyti. Ir kai tėvai galvoja, kad vaikas ateina jų užpildyti, ar ne, ar jų ten
lūkesčių kažkokių, ar meilės duoti, ar ne, ar pasiekti to, ko aš nepasiekiau, ar ne, tada dažnai irgi tėvai, vyrai to negaudami, jie atsiremia vėl, jie atsiduria toj tuštumoje, susiduria su ją. Nes nei vienas iš tų, žinai, objektai, kuriuos aš iliuziškai sudedu viltį, tikėjimą, niekas nepasiteisina. O kaip, tai čia dar turbūt blogiau, kai vaikas tampa santykių gelbėjimo įrankiu. Čia yra labai blogai. Nes jau tėvai vadinasi, į jį žiūri, žinai, kaip į kokį objektą, kur, nu tai va, čia jisai gal mūsų suklijuos, ar ne? Jis nesuklijuos, vadinasi, mes jau tam vaikui neturim ką duoti. Čia pernešė atsakomybę ant vaiko. Jo, kas labai dažnai yra, To kūdikio, kuris ką tik gimė, tai atsakomybę permeti visą. Taip, o jisai dar nesuklijuoja ir dar priklauso, žinai, koks scenarius paskui įvyksta, ar tie tėvai ten nesumeta jo to pykčio, nesuprojektuoja, kad tik pažiūrėk, tu turėjai čia mūsų klijuoto, dabar dar ir išskyriai, nes mes baisiai pavargę dabar, ar ne, ir paskui galiausiai vis tiek išsiskiriam ir, kaip sakai, neaišku, ar ten lakstymas per 2 namus, ar kas ten iš vis įvyksta. Nu, nemaloni, aišku, Labai. Tokia situacija. Taip. Ar galime pavargti nuo santykių? Pavyzdžiui, ar tai normalu, kad ir kokie jie geri būtų? Gali būti santykiai, nuo kurių niekada nepavargsti ir visą gyvenimą jie vienodai yra faini. Prasme, tokie santykiai egzistuoja? Nemanau, netikiu, tai nėra žmogiška. Tai nėra Normalu žmogiškai yra pavargti nuo santykių, natūralu, taip, nes mes žmonės, mes turim pavargti nuo visko kažkiek. Net nuo pačių tokių jau dalykų, kurių mes labai norim, ar net stimulų visokių ir tų fainų dalykų. Mes pavargstam nuo visko, nes kažkur, kad ir santykiai, jie vis tiek kažkur įgo išsikvėpia. Tai nėra dalykas, kur, nu tai va, čia dabar jau susitokiam, ar ten pasižadėjom vienas kitam būti ir dabar jau važiuojam, dabar tas 30 metų, čia 40, viskas bus fainai. Ne, tai visur yra indėlis. O kai sako, reikia dirbti dėl santykio, ką visi čia turi omeny? Yra kelios stovyklos, vieni sako, kad reikia dirbti, kiti sako, tai kad čia nedarbas, čia santykis, ką reiškia dirbti. Ką visi po to žodžiu dirbti? Psichologai dažnai tai sako, žinai, ne vienas čia pas mane sėdėjęs kėdėje sakydavo, o ką čia turiu omeny to dirbti? Taip, dėti pastangą. Tai nebūtinai pastanga, kaip mes jau galvojam, kad o Dieve, čia jau labai sunkus dalykai turi būti, kur aš jau vargsiu, ar ne, ir save aukosiu. Nu taip, čia jau kai dirbti, tai atrodo darbas. Tai jau čia jau kažkas, ar ne. Darbas turim omeny, kad tai visą laiką turiu senamą, ar ne, tą ugnelę. Mes kažkaip įpučiam ją vis. Ten nežinau, ta pastanga gali būti ir labai miela, gal aš ten pakviesiu ją po 20 metų į pasimatymą, ar ne, ir mes vis turėsim kažkokius ar ne ritualus, su kuriais mes vis tiek žmogus įsitaiso į tą patogumą ir pradeda tas kitas žmogus kažkiek truputį kaip natūraliai priprantam prie jo, ar ne, kiti sako nusibosti, ar ne. Bet aš tikiu, kad meilė yra iš vienos pusės ne tas romantizuotas, o čia dabar dažnai mes irgi mėgstam, kad meilė yra tai tas toks, o jau kai surasiu tą žmogų, ar ne, ten iš filmų jau viskas, jau čia visi su juo 50 metų, tai viskas važiuos, ar ne, traukinukas, ar ne. Nereikės nieko daryti, dirbti nereikės, ar ne, nieko, jau sakom, bijom to darbo. Iš vienos pusės yra tas atitikimas vienas kito, iš kitos pusės manau, kad nėra, nes yra pastanga, ar aš noriu stengtis dėl to santykių ir kai ištinka kliūtis, kai yra nesutarimai, kai mes tiesiog einam į rutiną per daug, ar ne, ten gimsta vaikas, dar visokie dalykai. Ar aš iš savo pusės dedu indėlį į tos santykius, kad jie skleistusi. Dar mes esam paminėję laidoje vieną tokį dalyką apie nepasitikėjimą. Tu užsiminėjai santykiuose nepasitikėjimą, tai pereikim šiek tiek prie nepasitikėjimo temos, jau užbaigė tuštumos temą. Dabar yra žmonių, kurie kontroliuoja santykius dėl nepasitikėjimo. Ir nepasitikėjimo galbūt labiau dėl to, kad ne ten, kad kažkas įvyks, bet būti įskaudintiem. Tai dabar ta kontrolė. Kaip atpažinti, kad tai yra pavydas, kontrolė ar nepasitikėjimas? Nes lyg ir visi panašus, bet visi yra skirtingi. Iš esmės. Bet jie to pačiu yra ir vienam rinkiny. Ar ne? Nes tai yra žmogus vėl, jis užvertas širdimi, galima sakyti dar anksčiau, net ir mes galim kalbėti, kad jisai savo suaugusiojo gyvenimą patyrė ar neskausmą, bet greičiausiai jis bus patyręs tą skausmą gerokai anksčiau. Jeigu jis turi tą rinkinį jau visą tokį. Aš ką turiu omeny, žinai, kad kontrolė gali būti narciziškumo toksai vienas iš požymių ir žmogus kontroliuoja dėl to, kad
ne tai dėl to, kad nepasitikė, ar ten pavydi, o tiesiog kontroliuoja dėl to, kad jisai nori, kad viskas būtų pagal jį, žinai. O kitas iš pavydo kontroliuoja, nes bijo prarasti, žinai, taip toliau. Pavydi visiems kitiem vyram, neduok dievė ten su bendradarbiu, tiesiog, jo toksai, žinai. Taip. O kitas nepasitikė, tarkim, niekuo, nes jisai buvo įskaudintas daug kartų, žinai, ir jisai kontroliuoja tik dėl to, kad nepasitikė. Jis nėra ten narcizas ar kas, jisai nėra kontroliuojantis, bet jisai dėl to nepasitikėjimo, dėl baimės prarasti, būti įskaudintam. Taip. Tai vis tiek jausmai yra skirtingi. Bet kaip atpažinti, dabar aš esu su partneriu, jisai mane kontroliuoja ir kaip suprasti, dėl kurios priežasties, kaip tos, kokios tai yra formos, jeigu paimtume buitiniam gyvenime, kaip tai galėtų atrodyti santykėje, kokie tai būtų veiksmai, kad atpažinti, nežinai, gali sakyti, mane kontroliuojas čia narcizas, ten koks toksiškas, dar kažką, o gal čia visai kitos priežastys. Taip ir nėra, ar ne, iš tikrųjų. Kontrolė iš tikrųjų mums jaučiasi toks kaip labai dominuojantis aspektas iš tikrųjų, ar ne, iš tų dar visų trijų galima sakyti, išskiriant. Nes kai tu ir sakai, kontroliuoju tam, kad tiesiog situacija būtų mano rankose. Tai tas žmogus iš tikrųjų, mes kontrolę pakeičiame saugumą neturėtą. Mes taip kompensuojam su kontrolė. Aš viskas mano rankose ir dabar aš ją čia kaip ar neleidžiu, neleidžiu. Tai kaip tai atrodytų, ką aš čia... Tarkim, aš esu tas kontrolė, tai ką aš darysiu? Neleisiu nieko? Jo, gali būti kažkoks, mes jau čia ir apie tokius aštresnius variantus galima kalbėti, gali būti kažkoks ir žeminimas, ar ne? Tai yra manipulacijos forma. Kontrolė yra, kai žmogus stipriai manipuliuoja. Jis yra stipriai dominuojantis santykyje. Mes kontroliuoti galim... Jeigu tu... Jo, kontroliuoti galim ir švelniam lygi, pavyzdžiui, ir tas, kuris pavydys gali kontroliuoti, ar ne? Bet jis kontroliuos gerokai švelniau, nes jis greičiausiai labiau tiesiog jaus tą nepasitikėjimą, ar ne, ir jisai ten pavydės, ar ne, gal sakys, tai kada grįši ten žinutės, ar ne, kontroliuojančios, bet pati kontrolė kaip aspektas, jis jau yra toks sunkesnis, labiau turintis dominavimą. Aš dominuoju, tai čia, žinai, viskas pagal mane, grįžti tada, kada reikia, arba yra koks nors žeminimas tam, kad aš sukontroliuočiau tą žmogų, tarsi į savo rankas, žinai, pasiimčiau. Aha, tai mes, žodžiu, tas antrasis toks švelnusis, kur tipo jaudinasi, kada grįši, tai yra labiau toksai, ne tai, kad ant jo net pykt negalima, ne? Nes realiai jisai tiesiog iš tos tokio... Tuštumos jausmo. Iš tuštumos jausmo, iš nesaugumo. O tas dominuojantis, kuris turbūt ne tai, kad jis net neklaus, kada grįši, o jisai tiesiog pasakys, kada tu privalai grįžti, ne? Jo. Tai čia yra toks toksiškas jau. Toksiškas, nes iš tikrųjų, kas čia skiriasi, čia yra intencija iš pasąmonės, kurios nesupranta pats žmogus, kuris tai daro. Nes intencija iš pasąmonės, to, kad pavydau žmogaus, ar ne, tai jo intencija yra, kad tu užpildyk mane, ar ne, tu greičiau grįžk, kur čia esi, ar ne, tas toks vis tiek aspektas. O to žmogus, kuris yra dominuojantis, jo jau pasąmoninė intencija yra stipri kontroliuoti, ko jis pats nesuvokia. Gerai, tada kitaip dar paklausiu, ar tai yra normalu? Ir ar tai yra priimtina santykyje bent kokia kontrolė, ar visgi tai yra neigiamas aspektas, kurio neturėtų būti santykyje ir netgi tas noras, kaip ir tu sakai, to tokio iš nepasitikėjimo, iš tuštumos atėjusio. Jo neturėtų būti, ar tai yra normalu ir tai yra sveika, kad tas yra. Nes tai gali priimti, bet, kai kalbama ir skaitai tenai, daugiausia moteris dalinasi, aišku, vyrai, žinai, savyje laiko viską, bet moteris, čia aš toksiškos santykiuose buvusi, visą laiką klausdavo, kada aš turiu grįžti, klausdavo, kada aš grįšiu, ten taip toliau, rašydavo man žinutes, naktį paskambindavo, skaitydavo kaip toksiška, ar tikrai čia toksiška, gal čia jau pervertina šiek tiek, ar tiesiog, ar tai yra galima santykiuose kaip norma? Aš nemanau, kad tai yra galima, aš nemanau, kad tai yra sveika. Nes mes iš tikrųjų negalim riboti kito žmogaus, net ir tuštumą turėdami. Mes ribojam jau jį, mes neleidžiam jam būti savimi, nes mes tada įtraukiam tą tokį vėl susirišimą su savimi. Tu kaip identitetas, žodžiu, negali savo ribų turėti, savęs pilnai, nes, žinai, man iš tavęs labai daug ko reikia. Tai ir su to pavydu, ir su to nepasitikėjimu mes galim labai riboti kitą žmogų. Ir čia niekada tai nėra sveikas dalykas. Tai jeigu mes santykėje tai pastebim, tai mes turime suprasti, kad reikia kažką tvarkyti. Kažką su savim daryti. Jo, reikia kažką tą daryti. Ok, tai labai puikus, žinai, kad toks kaip rodiklis, nes aš tikiu, kad žmonės net nusumasto, kad tai gali būti ar daryti neigiamą įtaką savo partneriui. Kas, žinai, turbūt
metai, 2, 3 ir dedasi ir taip kaip pulinys sprogsta. Ir va čia ir yra tie dažnai akmenys tokie, kurių mes, žinai, paviršiui tarsi nematom. Nu, kaip čia viskas gerai, važiuoja tas santykis, bet tie visi akmenėliai tokie, ar ne, kur tu buvai, ką tu darei, ar ne, kad tu negali būti savimi, aš tau neleidžiu, ar ne, patenkink mano poreikius, ten visiškai bazinius tokius, ar ne, va, tuštumos. Tai yra tai, kas dedas ir dažnai paskui sugriauna tos santykius, nes žmogus, žinai, jis būna laiko ir paskui jau aš nenoriu su tavim būti, aš nenoriu tavęs matyti, ar ne. Tai reikėtų išsikalbėti, bet pats žmogus turi atsisukti save, pala, kad aš tai darau, kad aš turiu nesaugumo, kad aš tave kontroliuoju, kad aš tave ten, žinai, kviečiu į tą susijungimą, ne tada, kada gal tu nori, kada tu nori ten save realizuoti, kažką veikti, žinai, nes mes kiekvienas tam turim teisę, tai kiekvienam į save atsisukti, kad tai nevyktų ir čia jau klausimas, kiek kas gali į save atsisukti. Nes žmogus labai stipriai kontroliuojantis kitą, jau labai dominuojantis. Jis dažniausiai yra tokia mechanizme, kad jis tiek ten užsipainioja savį. Ne. Ir jam tu tik pasaky, kad tu tik tai darai, tai jis visai stums, visai stums nuo savęs, nes jam labai trūksta saugumo ir jis nieko negali pasitikėti ir jis negali pasitikėti ir savim to pačiu, nes jisai užsipainioja savį ir jam ilgai eiti iki to, kad pripažinimo vien jau, pala, aš tai darau, gal aš iš tikrųjų tai darau, gal ne iš tikrųjų sako tiesą. O ką daryti tam partneriui, kurį nuolatos va taip tikrina, arba kurį kontroliuoja? Ką jam daryti tokiu atveju? Nes aš tikiu, kad jeigu jisai kalbės, tai jam bus pasakyta, ką tu čia nusišnekė. Taip. Tai vat kaip iš tos, ką čia tik skyrybos? Tarsime, kaip, tarsime, net nežinau, tu pasakyk, koks čia variantas egzistuoja tokiam santykiui? Aš manau, kad reikia užduoti savo svarbiausią klausimą, kodėl aš čia esu šitose santykiuose, kuriuose žmogus taip su manimi elgiasi. Kodėl? Kokia yra čia mano dalis? Bet čia turbūt mes apie tą jau tokį dominuojantį kalbą. Apie dominuojantį. O jeigu tą paprastesnį soft variantą, tokį lengvantą, kur tik, žinai, rašo žinutę, kad kada grįši ten, aš jaudinuosi, žinai, dar kažką. Ką tokiam santykiai daryti? Priklausomai, kiek vėlgi tas toks prašymas grįžti, būti susiliejus, kiek jis mane įtraukia. Kiek jis mane leidžia būti savim ir dažnai mes iš tikrųjų nematom, kad tai dažnai neleidžia nei tam pačiam žmogui būti savim, kuriam trūksta ir kuris nori užsipildyti, nei tam kitam. Tai tik nebūtinai vien tam žmogui, į kurį mes tai suprojektuojam, ar ne, ir bandom ten jį, kaip sakant, pritraukti, jam yra kažkas blogai. Mums ir patiems tai yra nepatogu. Ir tai yra labai nepatogu ir mus pačius tai riboja. Tai mes turim ir savo pripažinti ir vis tiek visada paklausti, kokia yra to šaknis, iš kur tai ateina, jeigu aš esu santykiuose tose. Kodėl aš turiu tas ribas tokias turėti? Kodėl aš pritraukiu tą santykį? Tai aš dabar ką girdžiu, jeigu, pavyzdžiui, mane partnerė ne tai, kad ribotų, bet domėtųsi, kada aš grįšiu, ar kur aš esu ir panašiai, tai aš turėčiau savęs paklausti, kodėl aš esu santykyje šitam ir ar mane tenkina tai, kad jinai tai daro ir jeigu man visa kita yra labai gerai, tai galbūt aš tiesiog atrašysiu ją ir gyvensiu taip, bet jeigu aš matysiu, kad tai mane labai erzina, tai va tada reiktų daryti sprendimus. Arba labai dažnas rodiklis yra labai geras esminis užčiuopti, kad aš supikau, pavyzdžiui, kai jinai paklausė. Bet mane erzina, žiauriai erzina būna, ar ne? Palauk, kodėl man kyla pyktis? Nes jeigu tai yra, toks tiesiog jos klausimas, kur tu esi, kas yra ir normalus santykiai, ten pasiskambinti, apsikeisti, čia mes ir pasakojamės, ne. Iš anksto pranešti, kada grįši, taip toliau, čia, man atrodo, normalu. Normalus šiltas santykis, bet ta riba sveikumo mes ir jaučiam gal iš kito žmogaus elgesio ir iš tai, kaip tai veikia mane, kaip aš reaguoju į tai. Tai reiškia, galėtų būti pyktis. Pyktis labai dažnai. Neigiamas indikatorius, kad jau yra blogai. Taip. Kurį mes dažnai užslapinam, nes mes pajaučiam jį ir esam pratę, taip, supikau, bet atrašysiu ir viską. Kai negaliu pykti, tai tiesiog klausia. O jeigu, tarkime, santykiuose nėra to pasitikėjimo, kaip tą pasitikėjimą, arba tu matai, kad jis blėsta. Tarkim, pasitikėjai, bet kažkas įvyko, gal net neįvyko, bet greičiausiai bus kažkokia priežastis. Greičiausiai bus. Kaip tą pasitikėjimą didinti vienas kitam? Ar yra būdų didinti pasitikėjimą? Didinti pasitikėjimą, vėl būti atviriems. Nes jeigu mes
neišsikalbėsim apie tai, ką jaučiam, kitas neišsikalbės ar ne apie tai, ką jisai jaučia ir kas vyksta. Didinti pasitikėjimą vėl yra megzti ryšį. Įsitikinti, mes dažnai gyvenime neturim tos patirties nuo savo vaikystės, bet kad aš pilnai to žmogum galiu su juo būti savimi ir jis mane vėl išgirs, pamatys, ar ne, tas toks ryšio turėjimas. Kada mes turim ryšį, mes užmesgam bent vieną ar kelias patirtis gilias per gyvenimą. Va, aš esu su to žmogum ir labai faina, labai gera, aš neturiu būti niekuo kitu, mano ribos nėra peržengiamos, ar ne, ir tai yra tas įsitikinimas, kuris susiformuoja ir mums leidžia toliau pasitikėti apskritai viskuo labiau. Nu, bet žinai, tu dabar tai pasakėjai, tai ar egzistuoja, aš nežinau, nu gal egzistuoja, bet jeigu mes kalbėjome apie vaikystę ir kad vaikystės patirtis pereina į suaugusio žmogaus gyvenimą. Taip. Ir tu sakai, kad reikia turėti žmogų, kurį tuo gali pasitikėti ir jam pasipasakoti ir taip toliau. Nu, bet tai aš suprantu, kada tu turi turėti tokius tėvus, kuriam galėjai viską tai daryti, tada tu galėsi ir kitais tai pasitikėti. Bet koksai vaikas yra pasakojęs apie savo intimius dalykus. Visi yra slėpę, kad gėrė, visi yra slėpę, kad tu pirmą kartą parūkė, nežinau, mėtinės gumas ten kramtydavo pirštus, ten pirštiniam rūkydavo, ten, kad tik tėvai nesužinotų, kai tėvai išvažiuoja plotus daro, kad tėvai... Kiek tokių vaikų yra, kurie tikrai jau viską ten atvirai tėvam pasakotų apie savo santykį, apie savo veiklas, apie namų darbus, kad dvejetus gavo, kad kažko tai neparuošė, neišmoko. Visi viskas slėpė. Ir jeigu tu nuo tėvų taip viskas slėpi ir ne viską pasakoji, tai kiek šansų yra, kad tu po to suaugusiam gyvenime irgi savo partneriui viską pasakosi. Būtų labai gražu ir faina, jeigu tu galėtum kaip geriausiam draugui viską pasipasakoti. Ir galbūt tokių yra, kurie bando tą daryti, bet, nu, du tokie žmonės, nu, aš jaučiu labai mažai šansų, kad abu tokie vienodi būtų ir vienas kitas sutiktų, kad taip atvirai jau viską vienas kitam pasakotų. Jeigu, pavyzdžiui, vienas pasakos, o kita visą laiką uždaras, nu, tokiam irgi santykiai nelabai. Taip, tai retai mes, kada turim tą santykį, kur žmonės, nu, kaip sakai, vis tiek esam skirtingi labiau, ar ne? Ir jeigu neturėjom to pasitikėjimo su tėvais, mes nesam pratę išsikalbėti, tai nebūsim pratę ir su to žmogumi išsikalbėti, taip atvirai, ar ne? Bet paradoksas yra tame, kad kuo mažiau mes to turėjom, to mes labiau ieškom. Ir norim. Ir norim. Ir ta širdis, jinai turi tą troškimą ilgesingą didžiulį, kurio mes turim patys prie kurio prisiliesti ir jį suprasti. Ir, pavyzdžiui, pas mane terapijoje, ar ne, asmeniniai praktikoje, tai yra taip, kad neretai žmonės, pavyzdžiui, šiems esu pirmas žmogus, su kuriuo jie per visą savo gyvenimą, ten 30-metį, 40-metį atviriausiai kalbasi ir, pavyzdžiui, savo šešėlinės pusės papasako savo kažkokius tokius, kaip kažkas vadintų, ar net amoralius dalykus gal yra padarę, ar tai, ko jie niekam kitiem nenori pasakoti ir nieko nepasitikė, nes tai eina per gyvenimą. Aš negalėjau pasitikėti, dėl to aš ten kažkokius galbūt dalykus turėjau aspektus gyvenime, kurios noriu ir nuo kitų slėpti, ar ne, ir ateinu ir randu bent va tą vieną žmogų, kuris arba mes ryšyje randam, arba draugystėje, arba neveltui žmonės labai dažnai ieško va to bendruomenės, bendrystės, nežinau, ten vienas į knygų klubą nueis, ar ne, kitas dar kažkur, nu, bet kur, kitas gal sporto salėje, ten sutiks va visiškai atsitiktinai kokį gilų žmogų, su kuriuo jisai gali būti žinai, man tai atviras. Man tai atrodo, čia yra viskas, nu kaip, man atrodo, kad labai daug žmonių dėl to nueina į tikėjimą. Va. Nes, žinai, išpažintis, ten kažkokiose savo grupėse, neveltui tos sektos visokios, žinai, labai yra tokios įtraukiančios, nes tu ten gali atsiverti, tave visi palaiko, gal ir kartais ir fiktyviai palaiko, bet tu jautiesi išgirstas ir tu tenai pradedi jaustis kaip namuose, kaip nesijauti niekur kitur. Absoliučiai. Tu esi labai teisus ir tikėjimo mes ieškom ne tik tą religinę prasme, kaip žmogus yra pratęs, kas yra paprasčiausia, ar ne? Vat kažkokios dogmos, ar ne, religijos, ar ne, ko aš galiu tikėti, į ką aš galiu sudėti savo tikėjimą. Bet tikėjimas yra labai labai toks platus dalykas ir tikėjimas mums reikalingas, nu, kaip elementarus prigimtinis biologinis dalykas, su kuriuo mes gimstam iš kūno, mes tikim, visą tą tikim, kad visko man užteks, viskas bus gerai, ar ne, iš ko paskui negimsta nerimas ir žmogus, jis kažkuo turi tikėti.
kažkuo. Vat vieni ten garbina kažkokias statulas, kiti ten gali Dievą, ar ne, su juo kalbėtis, ar ne. Kitas suprojektuos tą tikėjimą į kažkokį kitą žmogų. Draugas suras kažkokį, ar ne, arba poroj žmogus, kuris, ar ne. Tai viena yra tai, bet tas iš vienos pusės yra mums reikalinga ryšiai geri, gilus, patikimi, kuriuose mes išmokstam pasitikėti ir taip mes atgaunam tikėjimą, bendraja prasme. Ir tada mums nebūtina, žinai, eiti ten kiekvieną dieną į bažnyčią ar eiti į sektą, žinai, kur tave įtrauks, nes ryšiai duoda žmogui grąžina tikėjimą. Grąžina tikėjimą, kad viskas yra gerai, aš esu saugus, aš esu matomas, mylimas ir kartais žmonės ir sako, nu, tai nebūtinai bažnyčiai eit, kad tikėtum. Tai aišku, ne. Taip. Gali ir namie tikėti. Taip. Bet gal, žinai, nuėjęs į bažnyčią, kai tave supa taip pat mąstantis žmonės, tu pasijauti grupėje, priklausantis. Tai vėlgi mes grįžtam prie to, kad neturėti tuštumos jausmo, reikia turėti su kuo bendrauti. Tai vat tas bendravimas yra labai svarbus. Labai faina būtų, kad tas nereiktų nieko, o tave supantys žmonės, tai yra ten 1-2 draugai, tavo partneris ar partneriai ir tėvai, galėtų būti visas tavo gyvenimo ratas, kuriuo tu pasitikė ir turbūt tokie žmonės, kas dažniausiai nebūna. Nu taip, tas dažniausiai nebūna. Ypač jeigu, žinai, esi praradęs tėvus arba, pavyzdžiui, esi vienas, išsiskyręs, tai tuo labiau sunku. Taip. Dar norėčiau paliesti šiek tiek jau mūsų paskutinę temą šiandien. Ir šita tema šiek tiek man yra neaiški, aš galbūt kažko tai nesuprantu arba kažko tai nežinau ir galbūt manim dėl to labai gali kažkas tai manipuliuoti. Bet palieskime manipulacijos temą, žinai. Ir man atrodo, yra žmonių, kurie tą moka daryti meniškai. Gal pradėkime nuo to iš viso, kaip atrodo manipulacija santykiuose. Gal gali tiesiog pavyzdžiais, frazėm, elgesiais pavardinti, kaip atrodo manipulacija. Iš viso, nes žinai, manipuliuoja žodis toksai labai dažnai mėtomas visur, bet kaip tai aiškiai atrodo, kartais žmonės gyvena santykiuose, kur yra manipuliuojama, bet jie net to nesupranta. Tai vat tiesiog papasakok man, prašau, aiškius pavyzdžius, kaip atrodo manipuliacija santykiuose. Manipuliacija mes vat esam vyras ir žmona ir tu dabar manim manipuliuoji. Įvairiai galim, pavyzdžiui, aš galiu gal ten pasitemti ir labai faina pradėti būti, ar ne, va, pavyzdžiui. Staiga pasidarė faina. Labai faina, jo, ten labai tokia vat paslaugi, ar ne, ten visi tie sumuštinukai. 10 metų gyvenom, niekada pusryčių nedarė. Niekada, o dabar tokia nešvelni, ar ne, tokia, vat, kaip sakant, ar ne, labai prisirišus tokia, ar ne, tai kaip tai čia šiandien, ar ne, va, tas toks. Realiai manipuliacija yra tiesiog bandymas gauti tai, ko man reikia, kai aš pats nesuprantu, kad man to iš tikrųjų reikia, bet man kažko reikia ir aš noriu ir aš bandau iš tavęs gauti. Bet turbūt tą galima daryti ir kai aiškiai žinau, ko noriu. Ir kai aiškiai žinau, ko noriu. Gerai, o kokios frazės galėtų būti, pavyzdžiui, jeigu verbališkai neelgesiu? Aš elgesiu jau supratau. Būni kitoks, pernelyg geras, negu realiai turėtum būti. Arba kaip kartais pasikartoja, ar ne, va, kaip mes esam prie to narcisistinės asmenybės labai savokos tos dabar pristoja, ar ne, kas yra dažnai gal ten vyruose pasireiškia ir moterų yra su tuo, ar ne? Taip sakant, aš tai esu įstikinęs, kad moterų narcizų yra labai daug. Yra daug, ir vyrų, ir moterų. Tik kažkodėl, tik apie tai nepatogu kalbėti. Jo, taip, absoliučiai, taip. Tai ir vyrų, ir moterų visiškai vienodai lygiai, nes mes esam linkę labiau apie vyrus kalbėti, ar ne? Bet tas va toks tipinis elgesys kartais kaip tik gali būti pradžioje, ar ne? Aš tau viską duodu, ten gėlės, ar ne, kaip būna gėlės, kvepalai, ten kelionės, viskas, o paskui ten tik iš pametų nieko. Vadinasi, tai buvo irgi manipuliacija. Aš tave įtraukiau, nes aš turiu vidinę tuštumą, aš tave įtraukiau, nes aš turiu, pavyzdžiui, vidinę tuštumą iš mamos, kas su vyrais dažnai yra, ar ne, jeigu yra tokios labiau narcisizmą linkusios asmenybės. Tada jie pritraukia moterį, nes jie projektuoja tą mamą, aš čia tą mamą gausiu dabar, o paskui gavau tą mamą ir tu man nebeįdomi. Arba tiesiog, būnam viskas ir ta moteris, tai kur dabar visos tas dingo gėris, ar ne? Nu tai čia jau gražiai pasakyti ten mamą, kai kurie vyrai galbūt tiesiog taip banaliai dėl sekso kokio, ar tiesiog dėl pramogos, žinai, ir vaidina draugystę, ir vaidina ten super prisirišimą, ir kad čia jinai viena ir vienintelė, ir gali ir metus ir 2 žaisti tą žaidimą, kol galų gale atsibosta ir
horizonte pamato, o kitas sekso objektas. Taip. Važiuojam. Va, taip ir būna. Jo. Gali būti ir taip. Pavyzdžiui, moteris narcizės. Koks jų yra poreikis? Oi, moteris narcizės, jeigu apie tokį, stiprų atvejį kalbėtume, tokį gal ir patologijos labiau, jeigu atvejį, nes patologinis atvejis ir nepatologinis jis irgi labai skiriasi. Ir kokie tada jų poreikiai tikslai? Poreikis vėl yra kontroliuoti, tiesiog kontrolė, kaip saugumo pakaitalas, kada aš ten viską valdau nuo to, ką tu valgysi, kur mes šiandien valgysim, kur mes važiuosim ten šeštadienį ir absoliučiai į kokią kelionę važiuosim ir viskas, kaip bus sustiguota, man svarbu tave valdyti realiai yra. Aha. Tai ta moteris gali, aišku, jinai manipuliuoti ir iš to, kad ir tuštumos jausmo, tai lengvesnis yra laipsnis, ar ne? Neišvažiuok, neik, ar ne, ten, ar ne, vyras kažkur nori, o jinai pataps tokia lipšinė ir nepalik. Jo gali būti tos frazės, kartais ir sako moteris, neišvažiuok, ar ne, man taip, bet tavęs bus liūdna, ar ne, tai yra, mes suprantam, skamba gražiai ir vyrui, kuris gali, kad ir iš tikrųjų tokį labai švelnumą moteris sumaišyti su manipuliacijos prieskoniu. Taip, tai aš sakau, čia žinai, tikrai gali būti santykė, bet net nežinot, kad tavi manipuliuojama. Taip, nes manipuliuojantis žmogus jis peržengia ribą. Ir manipuliuojantis žmogus jis gali būti visoks, gali būti, kaip tu sakai, narcisistinės asmenybės labiau bus dominuojantis, jis labiau gal ten aštrus toks, gali pykti rodyti, ar ne, su kurio valdy žmogų, ar ne. Bet pavyzdžiui, supykstu ant tavęs ir tyliu. Viskas tai yra manipuliacija. Nes kitas žmogus jau jaučia kaltę. Ir kaltės užmetimas yra dažniausia manipuliacija. Tas, kaip vadintume, silent treatmentas, ar ne? Bet tai ko tyli? Kaip aš šito pakęst negaliu. Čia yra baisu. Čia yra turbūt, tai yra skaudžiau negu kalbėtis labai. Nežinau, tai yra skaudžiau negu muštis iki kraujų. Absoliučiai, taip. Tyla, taip. Tai yra tiesiog, tai yra žemiau juostos. Žudanti, taip. Ir jinai užkabina, nes moteris ar vyras, jie vienodai taip pat gali tai daryti ir tu tyli, o man jau kažkas jau negera, nepatogu, kaltės sukyla, kad kažką aš padariau ir jeigu aš kažką padariau, aš norėsiu tau atpirkti, nes aš kaltas jaučiuosi. Bet nes tu gauni jau tai, ko tau reikia. Tai yra manipuliacija grina. Baisu, kai ta tylos terapija tęsiasi, pavyzdžiui, dienom, žinai, kai žmonės gyvena tose pačiose namuose, bet dar dienom nesikalba. Taip. Ir kai abu tą daro, tai yra, wow, o kiek jie savo kenkia, kiek psichologiškai tai savo traumą daro? Stipriai, nes jeigu iš tikrųjų abudu jie taip gali tylėti, tai pavyzdžiui, tas, kuris ar ne, pirmas pradeda tylėti, taip sukeldamas kaltę, kitas turi susiprast, taigi man tai bloga. Ką aš čia darau, kodėl aš taip nuodiju save, būdamas tose santykiuose, jeigu tai yra labai tokiam jau intensyviam lygi dažnai kartojasi, bet jeigu žmogus kartu, tai ir tylim dabar abudu, ar ne, tai tokios tiesiog pykčio išraiškos, kurie labai nuodija save, nuodija santykį, nuodija būti, kur, kažkaip išjudėti reikėtų. Aš tai asmeniškai, žinok, jeigu patiriu tylos tokią bausmę, vadinsim taip tylos bausmę, aš nežinau, ar aš jaučiuosi kaltas, aš jaučiuosi piktas. Aha, aš jaučiuosi labai piktas, kai su manim taip daro. Taip. Ir kas manyje atsitinka, kad mane užplūsta didžiulis nerimas. Bet toks didelis, kad aš pirmas 2 naktis be migdomųjų negaliu užmigti. Aš jau suvokiu, kad viskas baigėsi. Net jeigu kitą dieną aš susitaikau, šnekuosi ir taip toliau, aš net kitą dieną dar negaliu užmigti be migdomųjų. Ir tada kokią savaitę aš išeidinėjau iš tos būsenos. Aš kiekvieną vakarą jau pradedu eit bijot miegot, nes galvoju, ar aš užmigsiu ar ne. Man užsikuria visai kitas ciklas. Ir ta viena tiesiog vakaro tokia, žinai, pykčio tylos, tas pykčio tylos epizodas mane išjungia savaitai. Nors ir gali būti, kad kitą dieną ryte atsikėlus jau ten apsikabini, susitaikai taip toliau, bet aš savaitai turiu tą tokią neigiamą patirtį. O kodėl taip, klausyk, kodėl netgi tai, kad jau atrodo ir pradėjai kalbėti, bet toliau dar tempėsi tas visas epizodas? Tai mes įkrentam į transą, į hipnozę, galima sakyti. Mes regresuojam į vaiką. Ir kad ir bandai suvokti, žinai, kvėpavimo pratimai dar kažkas. Ir niekas atrodo nepadeda. Gali nepadėti. Nes transas yra būsena, mes žinom, pavyzdžiui, hipnozę ir aš atlieku hipnozės, ar ne, mes galim žinoti, kai ten įvedam kitą žmogų, ar ne, jis kažkur nueina į tą būseną susitelkimo, mes ten terapinių tikslų kažką darom, ar ne, norim jam padėti. Bet transas to pačiu yra ir aptraukianti būsena, į kurias mes įkrentam, tai yra vadinama regresija ir regresuojami vaiką.
Ir kai mes regresuojame į vaiką, kaltė jau yra kalties jausmas, jau mums rodo, kad jau mes esam regresavę į vaiką. Viskas mes transe. Transas tai yra, įsivaizduok, kaip tokia, patenkam į aptrauktą tokią tunelinę realybę, va, per tunelį matom. Viskas. Yra tik ta realybė, kurią įkritau ir egzistuoja va tik tai ir kaip man dabar iš to išeiti. Ir aš ten galiu į darbus eiti, ar ne, ten ir eiti pasportuoti, išsijudinti, nu, kas čia darosi su manim, ar ne, o aš kaip kažkur įkritęs atrodo ir kaip nesavas, ar ne? Ir ką tik tai, ir kas tada tik laikas? Iš vienos pusės laikas, nes priklausomai nuo to, kiek mums sunkiai tai į vidų sukrenta, ar ne, kiek mane tai paveikia, priklausomai kiek tas transas tęsis. Jis gali tęstis 2 valandas, jis gali tęstis dieną, jis tęstis gali savaitę, o gali žmogus vaikščioti transą visą gyvenimą. Aš nusipirksiu pliušinį žaislą. O, nuostabu. Dar noriu grįžti šiek tiek prie manipulacijos ir santykių. Taip, Gerai? Gerai. Ar gali būti, kad tie žmonės, kurie manipuliuoja, bet ir jie nuoširdžiai myli? Ar gali manipuliuojantis žmogus nuoširdžiai mylėti? Ar visgi tai manipuliacija tai yra tam tikras žaidimas ir naudos ieškojimas? Aš manau, kad širdimi jie jaučia tą meilę, ar ne, jie jaučia tą tokią stiprią meilę, aš myliu tą žmogų, ar ten viską dėl jo paukočiau, ar ne, tas vienintelis. Bet aš to nevadinčiau tą tikrą meilę. Tai yra labiau iš vaikiškos pozicijos kylantis toks, sudėta širdis, žinai, tą žmogų. Romantizuota vėl tokia idėja, aš labai labai myliu, o paskui ten papykstu ant jo ar pamanipuliuoju, ten jis padaro, ką man reikia, ar ne, ir iš vaikiškosios pozicijos, taip, žmonės jie labai dažnai myli, bet tai aš labiau vadinčiau prisirišimu negu meilę. Supratau, tai reiškia manipuliuojantis žmogus negali nuoširdžiai mylėti. Ne, ir kuo jisai daugiau turi manipulacijų, kurias jis nėra atsisukęs, nes mes galim manipuliuoti, bet vat, pagauti save, ar ne, tau užsimti savistabą, vis sąmoningiau žvelgti, aha, gerai, vėl tai padariau, ar ne. Bet pačiam yra nemalonu. Aš taip darau, nes tai nėra ta tikra meilė. Romantizuota meilė yra, ar ne, kai mes manipuliuojam ir labai mylim žmogų ir viskuo tai apipinta, o tikra meilė yra būtų, aš noriu, kad tas žmogus būtų laisvas ir jaustųsi gerai. Ir aš nenoriu jo manipuliuoti. Ir tai yra meilė. Ir aš dedu pastangą atsisukti į save gerai, nes tuos mechanizmus nėra taip paprasta, nulaužti, ar ne, tai staigiai, va, dabar jau nebemanipuliuosiu. Nu, ne, jeigu tuščia viduj, tai manipuliuosiu. Bet stebiu ir pavyzdžiui, ateinu ir atsiprašau, žinai, ką atsiprašau, aš padariau taip, tai yra automatiškai, aš stengsiu su tuo ten dirbti, keisti, jo, ir tai yra, vat, pagrindinis rodmuo, kad žmonės gali eiti tą sveiką santykį ir pagrindinis rodmuo, kad, tai jau kvepia meilę. Jeigu tu, va dabar žmogus išgirdo ir sako, pala. Tai čia manim manipuliavo, nepatinka man tai. Va, kodėl aš jaučiausi nelaimingas. Aha, tai kaip dabar tam užkirsti kelią? Labai tiksliai. Nusėsti į pokalbį su to žmogumo, pirmą suprasti, bet vėlgi. Aš galiu garantuoti, kad nepripažins žmogus. Nepripažins. Tai ką tada? Ir dar tik nesakyti, žinai, kad einam gal kartu į terapiją, čia dar bus vienas blokas. Ir tai tikėtina, bet ir net aš nenorėčiau absoliutinti, kad ten vyrai, gal ir moterų tokių pasitaikys, bet vyram labai dažnai būna, kad jie nepripažįsta ir jie nenori į terapiją, ir nemažai moterų irgi neina į terapiją. Tai neabsoliutinkim lyties, gal tiesiog apsistokim ties to, kad, jeigu pasako partneris, ne, niekur aš neisiu, viskas čia normaliai, ką tada daryti, kaip sustabdyti tas manipulacijas, užkirsti jom kelią? Mes jų nesustabdysim, tai nėra įmanoma, jeigu kitas žmogus nori manimi manipuliuoti, kaip aš sustabdysiu tai. Tai aš turiu... O jeigu nereaguosiu? Oi, tai čia irgi taktika. Tai irgi taktika, aš lieku skausme, nevyksta intimus ryšys, jis iš tikrųjų nėra parimtas intimumu ir atvirumu. Aš čia tiesiog, gerai, vietoj reagavimo užsidėsiu sieną, tai kas iš to? Realiai nei savo nuoširdus, nei kitam nuoširdus. Tai čia dar gilinė problema. Ne, tai nepadeda, tai realiai padeda vėl atsisukimas į save įsivardymas, jeigu mes padarėm vieną žingsnį, aš pasiūliau. Pirmiausia, aš pasakiau, tu manipuliuoji, ar ne, ar ten peržengivat mano ribas, ar ne, ir taip toliau, man nėra gerai. Ar tas žmogus girdi, ar jis atsireflektuoja kažkaip į tai, ar kažkas vyksta erdvėj. Vienas prasitestavimas. Antras, kadangi tai nėra taip paprasta, ar ne, tiesiog užbaigti savo manipulacijas, mes tada siūlome tą porų terapiją, eikim. Arba tu vienas eik, aš einu ten, kaip kartai žmonės daro,
Jie eina po vieną pas terapeutus, arba paskui dar kartu eina, arba vien kartu, nu kaip sugalvoja, kaip geriau einam pasikalbėti. Jeigu vyras sako, ne. Nu taip, aš priešinuosi pamatyti savo manipuliacijos, taigi man tai labai patogu tame būti. Aš nenoriu lysti save, nenoriu lysti skausmą, nenoriu lysti pyktį, gal nenoriu net jo atsisakyti, ar ne. Jeigu tas žingsnis antras neišpildomas, nu kiek aš galiu tame būti, aš testuojusiu savo kantrybę, savo sveikatą, kuri dažnai labai nyksta, kai mes esam tokiam intensyviam santykiam apipintam manipuliacijų. Nu kiek aš galiu nebūti savimi, kiek aš galiu nei ten, kur aš noriu, nes to kaina yra labai didelė, jinai yra gerokai brangesnė, ar ne, nes aš nebetampu savim, aš negaliu būti savim, nei tikslų pildyti, nei realizuoti. Tai yra nes ir kalbėjom, kad žmogus turi būti jaustis laisvas. Taip. Labai svarbu jaustis laisvam. Taip. Jeigu tu tokius santykius patyrė, nes, aš jau supratau išvadą, skirtis reiktų turbūt. Jo, jeigu padarom tam tikrus žingsnius ir matom, kad tas žmogus jis nieko ne... Nu, tas žmogus... Tai vėlgi tai yra tas pats, jeigu tu darai žingsnius, o kitas nesistengia, o kitas nedaro nu, tai tu vienas nekarys, žinai. Nekarys. Vienas pilies nepastatysi. Visiškai. Jeigu tokiuose santykiuose buvai, kaip nesinešti to nepasitikėjimo, manipuliacijos nepasitikėjimo į kitus santykius? Nu, nes negalime eidami į kitus santykius galvot, kad bus taip pat, nes jau tu pasmerki santykius. Kaip to nesinešti? Ko reikia? Laiko? Nežinau. Nu, kas padėtų, kad nes tas žmogus, su kuriuo tu būsi, jis nekaltas dėl tavo praeities. Taip. Ir laiko, ir to tikėjimo, nusiteikimo, nes nusiteikimas irgi labai svarbus dalykas. Nu, ten viena yra, kad įsiskaudinom ir tarsi tikėti neišeina, bet, nu, tas toks vis tiek, vat, kaip į bet kokią veiklą mes sudedami, bet ką tikėjimą, arba tikiu, arba netikiu, kad va, ten pavyks, ar ne, ir išpildysiu. Tai čia irgi, va, taip, va, prabūti tą laiką, užsigydyti žaizdas, ar ne, ten pasikalbėti su Dievu, su žmonėmis. Kiek laiko reikia prabūti? Kiek žmogus turėtų po tokių santykių pabūti vieną? Nu, gal ne vienas, bet taip sakyčiau, pabūti su savimi. Vat kiek laiko reiktų pabūti? Pusmetį siūlyčiau, tikrai, bent jau pusmetį. Ko mes neišpildom dažnai, nes nušokami tą iliuzinį vėl tikėjimą, kad bus kitaip, ko iš tikrųjų reiktų susigrąžinti tokį bendrą, užmegzti ryšį su savim, susigrąžinti tokį bendrą tikėjimą, užmegzti kokius gal ten neintimius ryšius, ten kokie draugai, žmonės, su kuriais bendruomenės, kaip sakai, tai yra labai sveika, kur aš galiu susigrąžinti tą tikėjimą, būti kažkokiam žmonių rate, jaustis gerai, būti savimi, mokytis atverti vėl tą širdį, nes mes kai ją uždarom, tai mes, staigiai jos netidarysim ir mes iš tikrųjų tada einame kitus santykius staigiai su uždaryta širdim. Tai vat reikia iš tikrųjų laikas vienaip ar kitaip, jis pilnai negydo, bet jis kažkiek palengvina tą tokį vat išėjimą iš to matymo, kad tai viskas čia juoda ir čia visada tai bus ir dabar aš čia gyvenime neįsiu į santykius, ar ne? Va tas toks laikas, kad aš visgi prabūnu su savim ir savo sakau, palauk, dabar viskas gerai, aš pasistengsiu tikėti, viskas yra gerai, aš nusiteiksiu, mes duodam iš tikrųjų žmogui kitam šansą, kaip aš sakau, tai yra labai sveika, pasirodyti, kas jis yra, be kažkokio išankstinio ten lūkesčio. Man labai patiko tavo viena frazė, vaidina. Ir taip, jeigu aprėpiant visas 3 temas, kurias mes šiandien kalbėjome, tas tuštumos jausmas, manipuliacijos, nepasitikėjimas, kiek žmogus gali jas slėpti ir vaidinti santykyje? Kaip tu galvoji, kiek ilgiausiai gali partneris tai viską slopinti, slėpti, ignoruoti ir po to, žinai, sprogti? Ir tada žmogus, kuris su juo yra, staiga gali tai pamatyti ir sakyti, Dieve, su kuo aš čia buvau? Kaip tau atrodo? Taip. Priklausomai nuo jo vidinio mechanizmo iš tikrųjų. Nes vidinis mechanizmas yra viena, pavyzdžiui, kontroliuojantis žmogus, dominuojantis, jis gali, jeigu jis jau arti patologijos arba, pavyzdžiui, patologinė asmenybė, jis gali labai ilgai palaikyti tą netikrą imidžą. Jis gali ten kartais moteris pasakoja, ten draugavom, susituokėm, ten kokį 3 metai ėjo, kol jis galiausiai ten pradėjo smurtauti, ten tokie jau labai tokie dalykai prasidėjo, ar ne, intensyvūs, ar ne. Tai iš tikrųjų, taip labai paprastai pasakius, kuo žmogus labiau sužeistas, aš manau, tuo jis ilgiau gali palaikyti ir vaidinti tą visą savo imidžą. Geras. Tai žodžiu, žmogus gali nemanipuliuoti, tarkim, 3 metus,
gali rodyti, kad pasitikė, duoti laisvę viską, bet po 3 metų staiga pradėti reguliuoti, kontroliuoti, drausti, vos net ten, žinai, šantažuoti ir taip toliau. Tarsime, gali va taip laikytis tiek metų. Jis manipuliuos kažkokiu lygmeniu, ta moteris, supraskim, jeigu jinai yra santykis su tuo vyru, jinai turi daug žaizdų, iš kurių jinai nesupranta, kad jau ją manipuliuojama. Jai atrodys, nemanipuliavo, ar ne, kaip dažniausiai yra apibūdama, ir paskui jau kaip dėjo, tai dėjo, ar ne, bet realiai tas vyko, nes viskas vyksta labai subtiliam lygmenį, kaip ir kažkokia tyla, ar ne, jinai vyksta subtiliam lygmenį. Moteris nesako, dabar einu patylėsiu ir papyksiu, viskas vyksta subtiliam lygmenį. Ir tai vyksta subtiliam lygmenį, bet yra tas iš tikrųjų vadinamas pažeidžiamumo lygmuo, tas pažeidžiamumas, kada mes pradame jausis jau patogiai su žmogumi. Tai pavyzdžiui, kontroliuojantis žmogus labai jau toks, ar ne, jis gali pajaus, nu va, įpyniau jau tą moterį, nu čia apie tokius ekstremalius jau variantus galim kalbėti. Dėl to moteris, pavyzdžiui, kuo jinai daugiau vaikų turi su vyru, kuo jinai labiau priklausoma finansiškai nuo jo, jis gali pajausti, va. Jau tai yra tas momentas, viskas, jinai nuo manęs priklausoma, jinai nieko nepadarys. Niekur nepabėgs, aš jau galiu, va, pasirodyti visų savo gražumu, ar ne? O jeigu šitą paveikslą brėžtume šiek tiek kitaip, nu tarkim, nes mes ir kalbėjom, kad gali būti ir moteris tokios, nes dabar vėlgi mes nupiešiam tokį vyrą. Taip, absoliučiai. O jeigu mes tokią moterį nubrėžtume santykėje, tarkim, tuos 3-4 metus, kaip atrodytų iš moters, ką jinai darytų? Jinai naudotųsi vyru, ten pati taupytų pinigus, viską, susituoktų, aš nežinau, ką jinai tenai vaikų prisigimdytų, ir tada tinkamų momentų, kai jau kapitalą susirinko, sąskaitoj mato pasie pinigų pakanka, aha, vyras čia per pusę padalinus nemažai turto gausiu, ir tada, bam, skiriamės. Ja, gali būti ir taip, arba gali būti, kad tiesiog vat jinai tokia yra linkusi, vat jeigu moteris, tai tada žeminanti vyrą labai dažnai. Ai, tu durnius, nieko nesupranti. Jo, arba tiesiog, arba subtiliai žemina, ir tas vyras tokia, per laikai tokia pozicijai susmunka, ar ne? Čia kaip po padu sako. Kaip, nu tiesiog, jo, ir sako po padu, ar ne, tai jinai yra tokia labai dominuojanti, ir jinai tą vyrą sumeta, kaip sakant, per laiką į tą poziciją, ir jau paskui, jau, kaip sakant, jau žiūrint, koks jos tikslas, jeigu gali būti, arba tas vyras visiškai nebesvarbus, arba jinai parodys, tada jau pradės rodyti dar tokias aštresnės pusės. Pradės, pavyzdžiui, yra moterų, kurios ir smurtauja. Oho. Yra ir smurtauja, kurios muša savo vaikus, tas yra labai, nu, labai, labai liūdna ir labai baisu. Ir tai gali daryti moteris. Santykyje, pavyzdžiui, turint šeimą, ir tas vyras su jie ten turi 2-3 vaikus, ir jinai pradeda rodyti pilną tokį veidą. Tai ką man dabar tai niekas nepatikės, jeigu sakys, kad jeigu vyras sakys, kad jo žmona muša. Sakys, baigtų, ką ten mušat? Sakys, trinktelėjo tau turbūt per petį muša, žinai. Taip, paglosti ir ne. Paglosti, o tu jau sakai muša. Jo, nu čia yra stereotipai. Jeigu mes juos nelendame, mes lendame tai, kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje, ir lendame į jautrumą, suprantam, kad mes galim atjausti tą vyrą, ir tai vyksta. Ir nelendant į lytį, ar ne, ir neginant nei moterų, nei kad jos geresnės kažkuo, ar kad jos dabar moteris tai turėtų būti švelnesnės, moteris taip pat vienodai gali būti sužeista ir būti tokia narcistinė, kuri bus tas kulto vadas namie grįžus, ir visi ten šokinės aplinkui jos, kaip sakė. Žinai, kas labiausiai gąsdina iš šito visko? Kad tu gali būti santykėje tiek metų, bet net nesuprasti, kokiam santykėje tu esi. Taip. Ir tai atsiskleisti gali po 3, aš tikiu, kad ir po kokių 10 metų gali atsiskleisti. Gal ir tokių variantų yra, žinai, kur jau taip slopina savyje, kad, žinai, pas visus gali būti ilgalaikiai planai, strategijos. Ilgalaikiai. Ir ne vien tai gali, pavyzdžiui, tam žmogui ir tikrai būna, kad labai didžiuliai kažkokie stresiniai įvykiai atsitinka gyvenime. Ir jam pačiam susiaktyvina pilnai. Gal koks ten moteriai persiliejimas, ne, kažkoks tenai, arba ten, pavyzdžiui, mirtis kokia, arba dar kažkas praradimas. Aha. Jinai turės jau tų bruožų, kaip sakau, truputį tas vyras jau tam santykiai. Jo, jis nesupras vis tiek, nu, mechanizmas jau yra, jis važiuoja, bet gali įvykti kažkokios netektis, ten darbo netektis, gali žmonių netektis, stresas, kuris sukelia kartai žmogui pačiam tą tokią retraumatizaciją, tai, kad viskas susikelia ir nežinau, kas su manim vyksta, ir aš tada jau ten ant kito, kaip sakant, jau man kitas nebesvarbu, aš viską metu ant jo. Ir tai gali atsitikti taip. Ok, tai jeigu taip gali būti, ar yra iš viso egzistuoja bent vienas būdas, kai esi santykių pradžioje, atpažinti, kad tai gali nutikti ateityje?
kad esu santykyje, kur tikėtina, kad žmogus vaidina ir po 3 metų išlys va šitas, nežinau kaip čia pavadinti, Taip. Įskaudintas, traumuotas vaikas. Gražiai pavadinsi, Taip. nes čia yra vaikystės trauma, Taip. ne, kuri išlys kažkada, bet jis dabar vaidina. Ja. Ar yra bent vienas būdas tai atpažinti ir tarkim, kaip ir mes, žinai, suprantam, kad jeigu aš santykių pradžioje tai atpažinau, aš tikėtina sakysiu, žiūrėk, mum nepakeliui, gal skiriamės. Ja. Ir tiek. Po 3 metų, po 5 metų, kai yra 3 vaikai arba ten jau santuoka ir yra, žinai, turtas ir taip toliau, jau skirtis skausminga ir sudėtinga, jau čia ir dalybos, ir pykčiai, ir skausmai, ir vaikų traumos ir taip toliau, ne, jau skausminga. Tai užbėgate įvykiams už akių. Ar įmanoma bent vienu būdu atpažinti tai, kad tu sutikai tokį žmogų, su kuriuo tai gresia? Tai galima pagal kūno formą labiau iš tikrųjų pas vyrus, kas labiau yra linkę, jeigu jisai dominuojantis tipas, tai jisai tokia trikampinė figūra labiau linkęs turėti. O tas toks kontrolierius vadinama. Ta vadinama tokia labai, labai aštriai gal skambės tas pavadinimas, bet psichopatinis kūno tipas. Tai jisai nėra, mes nekalbam apie patologinius variantus, mes kalbam labiau apie archetipą, apie kūno tipą ir tas žmogus tiesiog jisai turi irgi labai daug nepasitikėjimo, bet jis turės labai daug dominavimo ir jo tarsi energija bus tokia ir atsispindės dominuojanti energija kūne. Tokia tarsi sukelta, jis toks ateina, apart to, kad jis ten povas, apart to, kad jis ten ar sportuoja, galim sakyti, čia raumenis, ne raumenis, bet jis gali vyras ir būti visiškai neraumeningas ir prie sportą nesilietęs, bet jausim jo tokia, va čia sukelta tokia, gali būti labai išpūsta krūtinė, va jis toks ateina visas išpūstas. Aha. Ir apart krūtinės gali būti akis labai labai intensyvios tokios, irgi vadinama užkrautoji dalis, nes užkrauti bruožai yra dažnai krūtinė pas dominuojantį tipą išpūsta, vadinasi energija sukelta į viršų ir akis užkrautos. Tai tas terminologija toks užkrautoji energija pasiskirščiusi labiau į viršutinę dalį ir kojos jos gali būti tokios labai lieknutės, labai plonytės, toks visiškas trikampiukas. Tai jeigu jau tokį povą pamatom, ir moteris, jinai gali irgi taip pat vienodai tokia, labai gali būti pečiai tokie, va tada tie pečių linijai tokie, nes mus moteris tiek, jinai tokia truputį nužemėjusi, jie gali būti tokia labai iškilusi, akis tokios, kuo labiau intensyvus, toks tamsus, tarsi toks užhipnotizuojantis, gali būti gilus, bet gilus gali būti ir švelniai gilus, gal toks įtraukiantis labai, gali būti toks viliokiškas žvilgsnis įtraukiantis, mes sakom, suviliojo įtraukia, sugundantis žvilgsnis, nes jo iš tikrųjų intencija iš vienos pusės yra įtraukti, sugundyti labai stipriai. Okay. O jeigu imtume, tai čia va tas dominuojantis, o jeigu imtume tą tokį švelnų į nedominuojantį? Iš kūno jisai labiau bus toks, galim sakyti, lieknas kūno tipas, jis toks gali net ateiti laikysena nepriklausomai, moteris, vyras, tokia gal sukritęs, va toks, va, galim net matyti žmogaus iš tikrųjų po vizą į tą nepasitikėjimą savim. Tai tu nori pasakyti, tas švelnusis žmogus, jis labiau savim nepasitikintis, dėl to jis švelnus? Jis labiau, jo pasąmoninė intencija iš vis yra labiau, duokit man meilės, man tik meilę duokit. Aš nepasitikėjau, negavau tos meilės, bet aš tas švelnus vis tiek lipšnus, gal aš ten pavydėsiu, gal aš nepasitikėsiu, bet aš būsiu vis tiek mano dominuojanti, ta elgsena bus, tiesiog užpildyk mane, duok man meilės. Ir ta moteris ir vyras, jie gali būti tokie ypač liekni, ilgas kaklas, gali tokia tarsi laikysena labiau, čia toks galva palinkusi, gali būti ir toks visai sukritęs žmogus, ateina taip ar ne, taip. Nu jo, iš karto toks gerietis. Jo, toks gerietis, ką tau čia du. Ir gali būti tim paslaugus, tim toks labai perdėtai, galim jaus, kad žmogus, jeigu perdėtai irgi paslaugus, perdėtai geras, jau čia irgi. Iš tikrųjų, mūsų kūno forma labai atspindi mūsų mentaliką, visą mentalitetą, mąstymo būdą. Ir mes, kai kalbam apie tos tokius jau kraštutinius labiau variantus, stipriai išreikštus, tai jie jau turi ir tos stiprius mechanizmus, ar neįsišaknyjusius. Kai žmogus tos mechanizmus atsipina su savim, atsipalaiduoja tose mechanizmuose, jau užsipildo, tai jo gali ir kūno pozicija kažkiek koreguojasi, nes iš mūsų mentalitetas veikia kūną, kūnas veikia mentalitetą ir taip ir eina iš čia į ten toks ryšys tarp kūno ir minčių, ar ne? Tai aš pilnai tikiu, žinai, net žmogus, kaip pavyzdžiui, nežinau, galim pastebėti ten, kokį vaiką pagiri
iš karto krūtinį į Jo, priekį, Supermanas, žinai, Supermanas, taip. taip, tai iš karto matosi, Aha. kaip keičiasi jo savivertė, Taip. žinai, ir kaip jis iš karto tą savo pozą pakeičia, žinai, tai čia suvokiama, kad jeigu žmogus įgauna to pasitikėjimo arba jisai neturi jokių ten tų kažkokių tai paslėptų problemų, tai jisai visai kitaip ir elgsis. Taip. Ir... Nu, labai įdomu klausyk. Tai aš tikiuosi, kad mes, atrodo, viską jau apkalbėjome apie tuštumą, apie manipulaciją ir nepasitikėjimą, tai tikėkime, kad mūsų laida buvo naudinga ir aš šiek tiek patviravau apie save, tai išgirdau, kad man reikia pliušinio žaislo. Tai žinai, kas mane labiausiai turbūt sudomino ir ko aš niekada nesu bandęs, tai hipnozės. Ir šiaip norėčiau turbūt, gal galėsim pakalbėti ir po laidos. Pakalbėti apie tai ir jeigu ir žmonės norėtų, tai kreipkitės į Astą, paliksime kontaktus apačioj. Tai ačiū tau, Asta, labai už tai, kad buvai laidoje. Manau, kad tema yra labai svarbi ir ne tik svarbi, bet ir įdomi. Ir aš žinau, kad žmonėm kartais labai sunku apie save klausyti, bet tai vėlgi, kaip ir tu sakei, jau pripažinti ir klausyti ir daryti yra žingsnis. Didelis žingsnis. Tai ačiū tau. Ačiū tau labai, Artur. Ačiū visi, kurie žiūrėjote, nepamirškite uždėti laiko, paspausti mygtuko prenumeruoti ir, aišku, parašyti komentaro. Galbūt jūs palėtė šitą laidą ir išgirdote kažką labai prasmingo, ko norėtumėt irgi pasidalinti, tai tą kviečiu padaryti komentaruose, o mes su jumis susitiksime jau kitą savaitę. Iki.